tradicija. Tai tokią gražią dieną aš labai noriu pasidžiaugti, kad lietuvių kalba gyva, kad mes dainuojam ir vakar su kurso draugais dainavom liaudies dainas, nes šie metai yra skirti lietuvių liaudies dainoms. Tai labai smagu, dainuokit žmonės, švęskit šventes lietuviškas ir kalbėkit lietuviškai visur. Visur. Džiaukitės, kad Lietuva laisva ir kad mes turim tokią gražią, tokią skambę, tokią seniausią kalbą. Ačiū. Gimtoji kalba. Lietuva. Tėvynė. Gal meduoliai? Man lietuvių kalba tai yra tėviškė. Užsispyrimas. Žodis laisvė. Tai gimta kalba, kaip lietuvių kalba, tai mano tėvynės kalba. Aš tuo gyvenu, čia va turiu šalkėlį 100 metų atkurtai Lietuvai. Labai gražus. Ir puoselėjau kalbą irgi, puoselėjom, kiek galima. Tebūnė 100 lapis. Ačiū. Lietuva. Pati brangiausia kalba, kalbų 4 kalbom, tame tarpe ir lietuvių. Ir didžiuojuosi, kad aš esu Lietuvoje. Ačiū. Įnagis. Bendravimo įrankis. Trispalvė. Pamatinė kultūros dalis, mylėkim kalbą. Gimtinė. Labas, gražus žodis. Patriotiškumas. Viskas, tradicijos, meilė šaliai. Viskas. Ačiū labai. Ir pačios spalvos galbūt irgi. Lietuvių kalba yra labai senovinė kalba ir labai įdomi kalba. Jis nėra mano gimtoji, aš jo mokiausi labai ilgai ir tai buvo labai sunku. Bet naudojant ją aš jaučiu lietuviškas tradicijas, aš jaučiu lietuvišką tiesiog mentalitetą ir lietuvius aš juos suprantu. Tai galbūt ta lietuvių kalba duoda man supratimą apie tai, kokia yra Lietuva bei Lietuvos žmonės. Nežinau, kukutis gal. Lietus. Tai kūnas, be kurio negalėjo gyventi. Ko gero. Nes visa yra, kaip nuo senų yra taisyklė, tai yra, kuo tauta gyvena, šeima, tauta yra teritorija, kalba ir tradicijos. Lietuvių kalba man yra labai graži kalba, tai manau labai gali suvienyti žmonės, ypač tuos lietuvius galbūt, kurie nėra labai proud, kad jie yra lietuviai, bet tu vis tiek kalbi tą kalbą, kuri yra labai sena ir taip toliau ir gali labai suvienyti tie, kurie net neturi tokių pačių pažiūrų. Oi, lietuvių kalba, koks geras klausimas, tai yra mano kalba. Lietuvių kalba, džiaugiamės, kad galim kalbėti. Gimta kalba. Tai aišku, barankas. Ir daugybė tų tokių termiškų žodžių irgi sukasi mano galvoje. Galit pasakyti juos? Pavyzdžiui, aš dirbu ligoniniai. Kai ima kraują, liepia kumštį padaryti, o seselė ir sako ligoniui, kulokų daryk. Ir man lietuvių kalba yra labai svarbu ir mūsų pagrindas lietuvybės. Ir aš manau, turėtume kalbėti lietuviškai ir visi svečiai, ukrainiečiai, visi baltarusiai turi kalbėti lietuviškai. Paveldas. Lietuvių kalba yra laisvė. Įrankis. Lietuva. Tėvynė. Gera kalba, viena geriausia. Aš daug pasaulyje girdėjau kalbų, daug keliavau. Taip, kad lietuvių kalba yra tiek sunki, kad ją sunkiausiai išmokti. Vertybė. Man lietuvių kalba yra tai, ko pasiilgstu kiekvieną kartą išvykus į užsienį ir tai, ką gera girdėti grįžus namo.